tik išlydėjau mokslų daktarą, poną Saulių, o dabar skubu sveikinti su dar viena medike. Šį rytą tai yra Fabijoniškių šeimos klinikos gydytoja akušerė ginekologė Ingrida Pukėnienė. Tad labas rytas, prašom gydytoja, įsitaisykite patogiai ir skubu papasakoti jums, apie ką šį rytą mes su gydytoja kalbėsime. Apie tikrai moterims aktualią temą. Daugeliui mūsų nemalonius pojūčius ir diskomfortą periodiškai sukelia gyvenimą lydintis PMS simptomai, o brandesnėme amžiuje ir nemalonus pojūčiai menopauzės laikotarpiu. Šį rytą su gydytoja mes turime progą pakalbėti apie šių simptomų priežastis ir sušvelninimo būdus. Tad, sakykite gydytoja, kokios yra tų PMS simptomų priežastis? Priežastys premenstruacinio sindromo priežasčių yra labai daug iš tikrųjų. Ir diagnozuojamas premenstruacinis sindromas tokiu atveju, kai jis pasireiškia antroje ciklo pusėje ir pasibaigia prasidėjus mėnesinėms. Taip pat lydi eilė fizinių ir psichologinių simptomų. Etiologija nėra visiškai aiški. Manoma, kad ovuliacijos metu vyksta hormoniniai pokyčiai organizme ir tie hormoniniai pokyčiai veikia serotoninerginius receptorius galvos smegenyse. Tai mažėjant serotonino koncentracijai ir pasireiškia visi šitie minėti požymiai. Tai iš psichologinių simptomų tai būtų dirglumas, nervotumas, nuotaikų kaita. Taip pat sunku susikaupti, kartais net lydi depresija. O iš fizinių požymių tai apetito pokyčiai, pilvo pūtimas, krūtų skausmingumas, gali būti migreniniai galvos skausmai, pilvo skausmai ir įvairūs kiti fiziniai požymiai. Dabar labai svarbu premenstruacinį sindromą diferencijuoti nuo kitų susirgimų. Tai yra depresijos, asmenybės skilimo, endokrinopatijų. Tai ir gydymo iš tikrųjų dažnai skiriami yra medikamentiniai preparatai tam, kad sumažinti tą premenstruacinį sindromą. Taip pat labai svarbu yra fizinis aktyvumas, dieta, vartoti mažiau kavos, arbatų, nevartoti alkoholio. Žodžiu, atvirkščiai, negu moterims norisi tuo metu daryti, ar ne? Bet taip pat dažnai padeda vitamino B6 preparatai, ypač esant psichologiniams simptomams, vitaminas E, kalcis, magnis, iš tokių preparatų. Ir jeigu jau yra sunkesnė patologija, o sunkių premenstruacinių sindromų dažnai serga 10–15% moterų, tai skiriami ir medicininės priemonės, kaip ir antidepresantai skiriami arba kontraceptinės tabletės tam, kad blokuoti ovuliaciją, reiškia, kad nevyktų tie hormoniniai pokyčiai. Bet ir taip pat homeopatinės priemonės. Iš to, ką kalbate, suprantu, kad nereikėtų ignoruoti tų simptomų, ar ne, prieš menstruacinio sindromo, kaip anksčiau, tarytumai, jo ir nebuvo, nes iš ties labai paslaptinga liga, taip galėčiau įvardinti. Jūs sakote, kad reikia reaguoti, reikia savo padėti, bet mažai palėtėme menopauzės situaciją. Ar taip pat yra preparatai tinkantis? Taip, yra ir skiriamas gydymas ir iš tikrųjų paskirtas gydymas palengvina moterų būklę. O pati menopauzė prasideda apie 52 gyvenimo metus ir tuomet, kai išsenka kiaušidžių folikulinis aparatas, tai yra kiaušidės gamina mažiau estrogeno, tada centrinėje nervų sistemoje posmegeninė liauka gamina du hormonus, folikulo stimuliuojantį hormoną, liuteinizuojantį hormoną ir tų hormonų koncentracijos didelis padidėjimas sąlygoja būtent menopauzės, premenopauzės simptomus. Tai yra, vazomotoriniai simptomai, psichologiniai. Iš psichologinių paminėtinas irgi nervotumas, dirglumas, koncentracijos dėmesio nebuvimas, taip pat gali pasireikšti depresija. O vazomotoriniai, taigi karščio pylimas, prakaitavimas, šaltkrėtis, taip pat trinka ir seksualinė funkcija, sumažėja lytinis potraukis, makšties sausumas. Tai esant visiems šiems simptomam, iš tikrųjų yra ir ryškiai išreikštiem yra skiriamas gydymas. Kitaip tariant, irgi yra preparatai, modernus, kurie gali padėti moteriam palengventi tuos metus. Taip. Ačiū Jums, gydytoja, už pokalbį. Linkiu, kad visos būtume sveikos. Sudie.
Esant PMS ir klimakteriniam diskomfortui rekomenduojamas maisto papildas Femal. Femal 100% natūralus pagamintas iš ekologiškų žiedadulkių maisto papildas. Jis skiriasi nuo preparatų su sojų izoflavonais. Femal pateisino savo efektyvumą ir parduodamas daugelyje išsivysčiusių pasaulio šalių. Šis naujos kartos nehormoninis skandinaviškos kokybės preparatas jau ir Lietuvoje. Lietuvos moterys spėjo jį vertinti kaip puikų preparatą. Vienos pakuotės užtenka 2 mėnesiams, veiksmingas įvairaus amžiaus moterims. Femal efektyvumas ir saugumas įrodytas klinikiniais tyrimais. Tai reiškia, kad jis gelbsti 8 iš 10 moterų, neturi estrogeninio poveikio, yra gerai toleruojamas ir, kas svarbiausia, gali būti vartojamas visą suaugusios moters gyvenimą. Preparatas nesukelia alergijos, nors pagamintas žiedadulkių pagrindu. Femal veikia panašiai kaip selektyvūs serotonino reabsorpcijos inhibitoriai, tik nesukelia priklausomybės. O serotoninas yra geros nuotaikos hormonas, būtinas problemai spręsti. Femal maisto papildas padeda sumažinti miego sutrikimų ir karščio mušimų skaičių, nes miego ir kraujagyslių sienelių lygiųjų raumenų tonuso nestabilumą sąlygoja serotonerginiai mechanizmai. Pirmus 2 mėnesius Femal maisto papildą rekomenduojama gerti po 2 tabletes per dieną, rezultatus pajusite jau po mėnesio. Femal tai tikra gamtos dovana moterims.